هذا اهم شيء الحلا البس لا تصدموا هذاك واحد زي الابر ايه هاك دربي Records, taip sakant, važiuojame iš Džedos į Byšą, kur bus testai ir prologas, nu, žodžiu, Dakaro tikra pradžia. Važiuojam ten, plano dar tikslaus neturim, dar yra laiko, dar pagalvosim, bet jo, testai šiandien, kas, nežinau, gal į bivaką vakare. Jeigu gausim apyrankių, tai bivaką būtų faina pasivaikščiot, pasisveikinti su chebra, pavalgyt. Oi, saulutė. Saulutė gerai, bet reikia būtinai pasivalyti langą. Nes žos, kad nieko nesimato. Lemba gražus tarpekliukas. Saudį įvairių kelių mačiau, įvairiais važiavau ir tų kalniukų kažkokių yra buvę, nenustebino, kad yra, bet nu, kelias tai tikrai gražiausias, kokį esu vairavęs, kas liečia tokius kalniukus ar pantinukus. Marsas, Marso kanjonai. Labai gaila, kad nebuvo rankose kameros, nei vienos, nei kitos, nei telefono. Matėm beždžionę. Kalniukose. Jo, kalnų beždžionė. Tokia statistinė beždžionė, kaip įpratę, ne gorila ten ne ta, kur su nosim tokia ilga. Tiesiog beždžionė, paprasta beždžionė. Wow, pirmą kartą mačiau. Iš tikrųjų net nežinau, kad jų čia yra. Tai toks buvo netikėtas. Labai faina Dakaro pradžia kol kas. Toks chill mode. Chill mode ir toks gamta, va. Pasaka. Toyotas visur. Nu jo, šia, taip per tą langiuką matosi, kad nesimato, bet įdomiau būtų tiesiog kanjoniukai. Gražu, tikrai nesu čia važiavęs. Taip maždaug tiesiai galvos vos dešiniau Meka. Tai mes kažkaip į šitą kryptį, kai esame važiavę, važiuodavom per Meką, bet šį kartą tiesiog navigacija rodė gerokai greičiau čia važiuoti. Nice. Labai gražu. Labai gražu, tikrai labai graži vieta. Čia gal toks būtų net visai gera vieta kokiam kempui. Kempui ir bent kavos puodeliui, bet kava jau išgerta. Šiaip ir laiko daug neturim. Nu kaip, turim, bet geriau jau ten laiko daugiau turėti. Nice. Reikia stot. Tokia gal ne geriausia vieta sustojimui, bet visi mato. Tokie vaizdai gali mūsų jau nebesulaukti šitam Dakare. Wow. Nice. Kilometras 900 metrų dabar yra. Opa, Marsas.
Pabandysiu prizoominti. Va, mūsų keliukas. Vingiavom. Ten iš apačios. Nice. Buvom apačioj. Iš minutę. Mašinytė kaip tik važiuoja mažutė. Jo, toks man atrodo Marsas vienas geriausių. Jo, šlekam lyg Marse buvę. Nu va, bežionės. Ne viena ir daug, kažkur dar priekį buvo. Nu, pirmą kartą matau, įdomu, jos per langą iššoktų ir neiššoktų. Bežionės, kažkaip rimtai nieks ne... O, čia gali būti tos kameros, kur telefonus. Gali būti tos kameros, kur telefonus fotografuoja. Jo, kodėl man nieks nesakė, kad bežionio yra Saudo Arabijoje? Kažkaip, nei užskaičiau, nei kas sakė, labai įdomu. Jo, šitas kelias toks iš tikrųjų tikrai bus įsimintinas visos kelionės metu. Gerai. Saugiai vairuojam, iki. Nu va, Dakaras prasideda. Kai kurie žino, kad man labai patinka per balas važinėti, visą laiką prašau. Ai. Prasiplaunam. Nu va, testai prasidėjo, mindė, šaunuolis, nestrigom. Jo, bairis, kad Dakare man per balas patinka važinėti, buvo kilęs iš to, kad ten buvo keletą dienų, atsimenu, dar Pietų Amerikai čia. Nu, kad nepataikėm į geras vietas. Ir ten kažkur ieškojo upės vagos, nežinau, kad turi būti vanduo. Ir ten niekaip neradom tos upės vagos, jeigu važiavom realiai atgal jau ten į bivaką ar miegot. Ir mūsų vairuotojai, Emilis toks buvo. Emilis, sakau, žinai, pamačiau, kad vat irgi panašiai rūpės, sakau, stok, sakau, aš bent jau tave nufotografuosiu, važiuojant per vandenį. Tai jisai paspaudė, taip su puršlais graži nuotrauka gavosi. Tai nuo to laiko yra toks bairis, kad jo, jeigu yra bala, tai drangi. Gyvenam be ryšio, bet viskas susikrauta. Yra ir Maps.me, užuplaudinti Maps, jeigu prireiktų. Bet kol kas čia ramu viskas. Įvažiavom į Bišą, ieškosim bivako. Aš kažkaip galvoju, kad jis galėtų, pavyzdžiui, būti ten, gal net prie tos kalvos. Ten taip, bet šiaip turi permesti lokaciją Hebra. Grįžom internetą, ką tik prieš pat miestą tik tais, tai va, tai bus lengviau kaip permes, bet manau, kad ir patys galėsime rasti. Biša, esu buvęs Bišoje, nieko ypatingo iš Bišos nėra, eilinis miestelis.
Bet toks dabar paprasčiausias būdas, tai mes galbūt važiuosim tiesiog važiuosim tiesiai, nu net kaip tiesiai. Bivakui reikia daug vietos. Tai turi būti kažkoks plynas laukas, ne prie pat pagrindinių gatvių. Kažkokia gatvė gali būti pagrindinė, bet galbūt labiau greitkelis, o ne gatvė, tam, kad vietiniai netrukdytų labai eismo visam Dakarui. Ir Dakarui, ir lenktynininkams, ir organizatoriams, ir panašiai. Tai aplink Bišą čia yra oro uostas šalia, tai vat gali būti šalia oro uosto tam lauke, bet prie pat oro uosto irgi prie pat nebūtinai gali būti, nes reikia važiuoti ten. Prie pat oro uosto tikriausiai nebus visai prie pat, nes orgai turi sraigtasparnius savo ir tada galbūt nelabai bus patogu, nes reikės derintis oro uosto, bet kur iš atveju reikia derintis jiems pakelimus, kad ir biškį toliau nuo oro uosto, bet jau truputėlį toliau nuo oro uosto yra lengviau jiems. Taip, žiūrim žemėlapį, žinai, kad dabar važiuosim tiesiai, važiuok tiesiai. Ne, va ten va kažkur bus. Ai, žinai, kad čia apsisuksi į kairę ir po to į dešinę. Va čia va tiesiai yra oro uostas. Va čia va tiesiai, tai čia tikrai... Ai, nežinai, kad va ten va tiesiai dur. Važiuok. Važiuok tiesiai ir ten va į dešinę. Jo, va čia yra oro uostas, tai čia tikrai va čia nebus bivako, bet čia yra tokia... Toj pusėje yra laukymė ir gale po to yra greitkelis eina. Tai aš kažkaip galvoju, kad ten tokia tobula vieta būtų bivakui. Ir realiai pagal vaizdą irgi galima pamatyti, kad jau kaip ir išvažiuojam iš Bišos, ką tik įvažiavom ir išvažiuojam. Tai toks teoriškai kažkur čia gali būti. Toks tas Dakaras, kai neturi visos informacijos, tenka improvizuoti. Tik išjungiau kamerytę ir pravažiavo kitoj pusėje gatvės žymėta mašina Dakarinė. Nu, žymėta tai assistance car, ne ralinė mašina, o ten nesu tikras to žymėjimo. Iš jo raidės prasidėjo, nesu tikras, ką jinai reiškia. Bet toks, žinai, pamatai mašiną važiuojančią, jinai atvažiavo prieš mum. Ir mes važiuojam kaip ir nuo miesto šiek tiek. Tai, žinai, ta mašina be reikalo, aš kaip sakau, be reikalo jinai nevažiuoja nieko. Jinai važiuoja arba iš bivako, arba į bivaką. Tai toks teoriškai, kadangi jinai važiuoja, mes prasilinkėm su ją, tai aš sakyčiau, kad jinai važiuoja į miestą kažko apsipirkti galbūt. Arba, galbūt ten į testus jau važiuoja, galėtų važiuoti. Tai toks teoriškai, sakyčiau, kad jinai važiuoja iš bivako, kažkur tai kažkokių reikalų tvarkytis. Tai mano toks yra spėjimas, todėl kol kas toks random pasirinkta kryptis mane džiugina. Ir pavažiavę dar šiek tiek į priekį, žiūrėsim, ką turim. I'll keep you updated. Realiai tai kai vis tik tų Dakarų ne vienas yra pravažiuotas, tai ta tokia turima informacija, kaip čia pasakyti, mečinė, lietuviškai sujunginėji informaciją įvairią, kaip mašinos kažkokios pravažiuojančios, kažkur nuotrauka daryta, kažkur kažkoks kitoks prisiminimas, kaip paprastai būna, tai tokias medžiagas visas galvoji, faktus tokius sujungi į vieną ir galima kartais labai tiksliai atrasti dalykus. Tai bivakas, tai aišku, lengviausia dalyką atrasti yra, nes vėl, kaip sakiau, jam reikia daug vietos ir
nes kelias gali būti aktyvus, bet ne per daug aktyvus. Tai liko vienas pasukiukas ir dar tiesiojoje mes jau sužinosim, ar aš teisus ar ne. Matau, dar galim pakabėti šiek tiek ant filmuko šito. Vienas dalykas, kuris irgi labai gerai pasitarnauja nuspėti dalykus, tai visą laiką yra policija. Ir vat matau, kad sankryžoje stovi policijos automobilis, aišku, kaip ir kad vienas tai dar nieko nereiškia. Čia į dešinę sukam. Vienas automobilis policijos dar nieko nereiškia. O, ir bagis važiuoja. Nu va. Jo, šiaip vienas automobilis policijos dar nieko nereiškia, bet jisai irgi, kodėl čia stovi prie tos sankryžos, nebereikalo. Ir ką tik mačiam, šitą pačią kryptim pravažiavo bagiukas, tai ir va, komandinė mašina bagiuko. Nu va, uoslė manęs neapgavo. Dabar kas gali būti galbūt netikslu, kad, mocas atvažiuoja iš priekio. Tai kas galėtų būti netikslu šiuo atveju, kad aš nepataikiau, tai galbūt bivakas yra kaip tik į sankryžą į kairę reikėjo važiuoti, o, pavyzdžiui, bagiukas važiuoja į testus. Va, Dacia pravažiavo ką tik. Švari. Pavyzdžiui, vėl dar vienas dalykas. Dacia pravažiavo švari, tai, reiškia, ne iš testų. Arba į testus, arba šiaip tik tiesiog prasivažiuoti nuo gatvės, ant gatvės prapūsti, mechanikai kartais išvažiuoja tiesiog patikrinti automobilį. Nu gerai, update. Galimai pasukame į dešinę, gal čia link kokių nors testų, nes lyg ir purvinos mašinos kitos važiuoja. Bet mes nedaug pavažiavom, čia geras 5 minutės, tai dar yra laiko bivakai būtų. Dar vienas purvinas irgi. Bus testai. Manau, kad pavažiuojam, dar bus dar vienas toks pagrindinis kelias, susikryžmina dar vienas kelias, taigi to kelio pavažiuojam ir ten priimsim sprendimus. Gali būt, kad mes važiuojame į testus. Šiaip ką, jeigu į testus važiuojame, irgi nėra blogai, nes kaip ir norėtųsi pamatyti testus. Tai va. Gera vis dėlto žinia ta pati, kad esam ten, kur reikia. Dacia. Purvina Dacia. Taip, 100% kad bivakas yra anoj pusėj. Tai taip, toks tas Dakaras. Visą laiką reikia būti čia lapinu, žiūrėti, būti akiliam, būti smart kaip pelėda ir begalė kitų gyvūnų galima būtų pritaikyti. Kokią šią nesąmonės kalbų dabar jau. Bet lapinas buvo neblogai. Nu, panašu, kad radom testus. Jums nelabai matosi, bet ten ką tik priekį pradūrė dulkių kamuolys. Ten tikrai yra trasa testų, tai tiesiog pasižiūrėsim, kas čia važiuoja. Ar šiaip iš dulkių ten tikrai buvo automobilis, bet įdomu vėlgi koks automobilis, va dulkės matot ir jūs. Čia šiaip saugu važiuoti, čia tikrai nėra trasa. Trasa yra šiek tiek toliau. Tai pažiūrėsim. Važiuoti čia. Pažiūrėsim, kur veda šitas keliukas. Šiaip žinai, kad dešiniau. Dešiniau važiuok ir šitą. Labai kvaila kartais ieškoti testų, sužiūrėk čia. Gerai, važiuok. Puš.
Labai kvaila ieškoti testų. Šiaip paprastai testuose jie važiuoja visi irgi tokia ale išvažinėta trasa. Taip, kad ten jau labai belė kur važinėtų, taip nėra. Ten dažniausiai, jeigu ir pasisukinėja belė kur, tai pasisukinėja tik tais dėl savęs aplinkui. Tai jo, planas toks, kad nuvažiuoju dabar ten arčiau dulkių, gal dar pamatysim kokį nors automobilį. Dar vienas būdas visą laiką yra pasikalbėti su žmonėm. So, do you see cars? Cars? Cars, bikes? Where? Bikes? There? لا. What about cars? ما ايش كارش منه صحت منه ما جات مني. قال اهم شيء الحلا. البن لا تصدموها. هذاك واحد مثل الابرق. ايه. ولا هاك دربي. شوف. هذا. ايوه الابرق ذاك. لا. I see. Yeah, I see. يسار. Hold. صور. اصبر. اظهر. روح يسار من يمين. It's a dual. The car is jumping where? Car is jumping? Yeah? Okay, so we need to go closer. Let's go there. اصبر. صور الرقيق ذا نشامه. مرحبا. هذا الرالي يعني منها شباك. هذا الرالي هذا ابو عبد الله. مرحبا. Good. We're going there. وقويك. Yeah, we're going there. ها. انا دربي انا. Nu va, tai ten žinokit, sako, yra šuoliukas. Ten yra šuoliukas, bet ten taip truputėlį gali būti ir pavojinga galbūt. Bet manau, kad mes kažkaip čia va... Oi, sorry. Taip, aš manau, kad mes čia aplink kalniuką, va čia važiuosim ten ir kažkaip davažiuosim iki ten. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We're going there. I need to change my tire pressure for that. Ja, vietiniai čia sakė, davai saulučių papaišyk, bet, na, gal pirmą dieną dar čia nereikia labai vaidinti. Su saulutėm reikia... Tai va, važiuojam, pažiūrėsim, labai įdomu, jo, ten toks galimai šuoliukas yra, net per žiūronus pažiūrėjau. Dar vienas trikas, tai visą laiką ieškoti mašinos kažkokios. Šiuo atveju su lipdukais pamatėm iš tolo automobilį, nu, tą, kur per žiūronus pamačiau. O reikia patikrinti, kol reikia nait pasikalbėti su žmonėm, privažiuoju, žiūriu, kad lietuviški numeriai mašinos. Tai gali būti šiek tiek lengviau pasikalbėti lietuviškai. Nu ir aukštai čia lipti. Salam aleikum. Žiūriu mašiną, reikia patikrinti, privažiuoju, žiūriu lietuviški numeriai. Kokia tikimybė? Bet rimtai, random, visiškai random, sveiki vyručiai, su naujais. Nu va, tai čia visai gerai atrodo vietelė. Aš ten sutikau. Ten kažkur ant kalvelės vietinius tokius sutikau, žiūronus padavė. Žiūriu, kad... Nu, dar taip nėra buvę, kad atvažiuoji random, pirmus sutinki lietuvius, pasisveikini su naujais metais, važiuoji į random kitą vietą ir spėkit, ką vėl sutinki. Ir sutinki vėl lietuviai. Ir vėl lietuviai. Nu... Su naujais metais. Su naujais metais. Nu ką? Su naujais. Ai, nu čia žinai, važiavau kažkur tiesiai, kažkur dešiniau, kažkur kairiau. Nu, su naujais metais. Su naujais ir tavais.
Malonu. Iš toli, iš karto, sako, čia reikia važiuoti. Pirmą kartą naudojusi 100% savo uoslę. Ko kvepia viskas? Viskas kvepia benzinu, dizeliu. Jo, čia šiaip geras klausimas buvo. Kuo kvepia? Kvepia nuotykiais. Nuotykiais kvepia. Jo, bet gal reikėtų kokį kadriuką vieną padaryti čia. Tai čia tokia... Mačiau aš prisizūminęs, kad dar raudonas buvo. Čitka. Jo, čia šiaip iš tolo matėsi, kad gerai šeria šitoje vietoje. Mes ten per tą kopytę pasiėmėm. Ir sakom, nu gerai, tų pačių kadrų nedarom, darom dar vieną vietą ir po to važiuosim dar kažkur. Jo, šiaip visai įdomi vietelė, čia tokia galbūt reikia palipti ant kalniuko, ten kažkur sukasi aplink tą kalniuką dešiniau. Nu reikėtų čia vieno kadro ir galim važiuoti toliau. Aš manau, kad turim kokią 20 minučių. Va, žiūrėk, ką parodysiu. Parodyk. Žiūrėk, kas čia. Žinai, kas čia? Kas? Tai yra paršiukas, kuris yra... Jis yra 8 savo Dakarė. Ople. O taip, va. Leiskit man dešinę. Pasisveikinkit. Tai jeigu čia yra paršiukas, tai šitas šiaip geras tas lankrauzas, man tai jisai patinka tas naujas lankrauzas. O čia yra paršiukų rojus, taip išeina, ne? Paršiukų rojus. Blemba, geras lankrauzas, geras. Nėra čia kokių, ko negalima būtų rodyti. Ne. Nelabai ką turim. Nelabai ką turi dar. Pas mus kultūrkė. Nu, bet blemba, padangas turit, mes vakar, kai gavom padangas, tai keitė mašiną. O, prašau. Oi, geras, gerai. Atvažiuoja. Blemba, ir aš vieną kadriuką pasidarysiu. Sakė, atvažiuoja. 2, gerai, 2. Leido 2. Čia kaip ir ne mano daržas šitas, tai... Imtų, ką nors... Iš daržo pizdinis žemogas. Aš operatorius pabūsiu. Aišku, norėčiau, kad nors kitur stovėti, kad jam neužsimaišyti. Bėgam. Pasakosiu, kas čia ką tik buvo, tai jo, ką tik radom bivako neradom, ieškom bivako, bet radom testus overdrive'o ir pataikėm tiesiai ant Beno, tai faina tikrai. Ir tai kaip ir jo, pradžioje, vat, kur buvo, nepavadinčiau to failo, nes vat, kaip ir galvojom, kad kažkaip mašinos važiuoja, pastebėjom, kad švarios į tą pusę, o ne švarios į tą, tai kaip ir buvo aišku, kad čia testai, ten bivakas, tai aišku, kur bivakas dabar yra visiškai, tai va taip tas Dakaras ir prasidėjo. Šiaip smagiai, labai smagiai pataikėm, fainą kopytę pataikėm, tai va tie vietiniai, kur aš jau buvau pravažiavęs tos vietinius, ir tada galvoju, blem, reikia paklausti vietinių, gal jie ką nors žino. Tai labai gerai, kad vietinius sutikom, tada jie pasakė, kad matėm ten mašinas važiuojančias per tą kopą, dar paskolino
paskolino Žiūronas pasižiūrėti, tai jo, šiaip vietiniai čia labai draugiški ir, nu, realiai tai visi. Nu, va, ką tik ir pasimatė bivakas, dešiniai. Gal čia ne šitą kamerytę pritraukti, bet... Nu va, štai ir bivakas, pagrindinis laužas, čia paprastai vakarais yra uždegamas ir jisai dega ilgai arba rusena, bent jau malkų paruošta virtuvė. Chebra čia valgo ir vat kaip čia matot pasiima vandens komandos, kad turėtų visai dienai. Šiuo metu matau, kad vyksta briefingas. Kol kas nelabai suprantu, kieno ekrane matau, kad FIMA parašyta. Tai čia dabar yra motociklininkų briefingas. Media centras. Šiaip paprastai media centrą neidavau, nes nu, ten galėdavai gauti arbatos kažko, bet lygiai taip pačiai gali gauti arbatos ir virtuviai, o nu, nebent interneto, bet tas internetas, jeigu sueina chebros daug, tai internetas tikrai nėra labai geras ten, tai mes realiai visą laiką naudojamės internetu iš telefono ir nu, negaliu sakyti, kad visą laiką viskas yra ok, nes kai suvažiuoja bivaką po dienos visi, tai realiai nu, interneto trūksta visiems, tai mes dažniausiai pasidarydavom darbus visus ir tada tiesiog važiuodavai iš bivako, kartais užtekdavo 5 km, kartais reikėdavo ir toliau. Tiesiog pavažiuodavai kažkur toliau, įsiūsdavai medžiagą, suplaudindavai, kur reikia, ką reikia ir tada vėl grįždavai namo, nu, į bivaką ir, sakykim, jau chebra eina miegoti, jau galbūt, žinai, jeigu nebenaudoja daugiau žmonės interneto ir tada jisai jau taip nakčiu atsigauna. Tai toks jau būdavo geriausias laikas pabendrauti su artimaisiais ir, žinai, padarai darbus visus, interneto atgauni, bet šiaip jo, būtų faina, aš tikiu, kad būtų faina turą padaryti po bivaką tokį, bet šiandien dar reikia dujas susipildyti mums, reikia kuro pasiruošti rytdienai, dar turėsim važiuoti į miestą, tai aš manau, kad bivakas dar bus. Kažkada, nesu tikras kada, taip įturiu gal link laisvos dienos greičiausiai. Tai tada ir padarysiu tokį turelį apie bivaką, papasakosiu, ką žinau, ką matau. Ir nemiksuokim dabar šiaip ir taip informacijos pakankamai daug. Mums pirma diena. Viską reikia iš naujo susirinkti ir jums tikrai nebus labai įdomu, kai daug visko vienoj vietoj. Tai va, kažką dar užfilmuosiu, bet kai jau pamatysim ką nors. Kol kas tiek. Ja, kaip ne kaip vis dėlto šitų dulkių pasiilgau. Prasėjom pro bivaką. Pasižiūrėjom, kas kur vyksta, kas kur gyvena. Va, Mindė klausė, kaip smėlio audros. Na tai va taip. Gal čia ne didžiausia tokia, bet jo, vis dėlto žinokit, jeigu taip for the record, tai galima vadinti smėlio audrytę. Nedidelė, tikrai labai nedidelė. Bet audrelė. Čia toks smėlio vėjukas. Tai va, jo. Kaip ir žadėjau, bivako pasilieko kitam kartui istorijas. Šiandien pasilabinom su draugais, su bičiuliais.
su pažįstamais ir tiek. Jo, ir tiek, ir jau važiuosim, dar yra nebaigtų reikalų, tai važiuosim dar šiandien, kol nevėlu. Dabar pavalgysim ir važiuosim tvarkytis reikalų ir ieškot, kur miegot, dar net nežinau, kur miegosim. Ar žinai, kur miegosim? Nežinau, sužinosim. Sužinosim. Net nenutuokiu. Girdėjom, kad čia duoda valgyti. Jau labai geras kvapas, jau pas laikas šiandienas pabaigti. Tai tikriausiai šitam pirmam vlogui, pirmam blynui, ar prisvilo ar neprisvilo, čia jums spręst. Man jisai ir prisvilęs skanus. Tai vat pabaigai palapinės pastatytos, šitaip visiškai be plano, dar ryte nežinojom, kur miegosim, kaip čia ką darysim. Tiesiog prie kelio sustojom. Mano kompanionas mindė jau kurpaitės, maunasi irgi. Truputėlį su karieta prisisaugojom nuo vėjo, nors tas vėjas tik didės pagal prognozes. Bet tai yra Dakaras ir čia visko būna, viskam reikia būti pasiruošusiam. Gavom šiandien smėlio audrelės šiek tiek, bet reikia pailsėti, bet kuriuo iš atveju. Rytoj nauja diena, vėl nauji iššūkiai. Tai taip, daug nekalbėsiu, tiesiog niekada nėra tokių pačių Dakarų, nėra panašių Dakarų, aišku, kartojasi dalykai, bet tai visą laiką yra pažintis su savimi iš naujo, priminimas apie žmogaus galimybės įvairias ir vat, kai tampi to atskiro organizmo nuo likusio pasaulio dalimi ir kai įsišlieji į tą Dakaro karavaną, tai kad ir kokį rūpesčiai kiekvieną dieną bekyla, jie tampa toks tiesiog dienos dalimi, tavęs dalimi. Visą laiką būna ir ne tik rūpesčių, visą laiką būna ir smagių dalykų. Tai va toks svarbiausia susilieti su tuo, su kuo gyveni, su žmonėms, su dienos eiga, su tom nežinomybėm, su sprendimų priėmimais, rizikom kažkokiom kartais. Ir kai susišlieji, kai susivieni, kai tampi vieni su viskuo, tai labai faina. Labai faina. Ir aš kaip mėgstu sakyti, dėl ko ir mėgstu sporto fotografiją, visų pirma, tai dėl to, kad kai fotografuoju sportą, aš jaučiuosi gyvas. Ir Dakaras ir vienas iš tų sportų yra, kur būtent dėl tokių dalykų ir kitų dabar nelabai matosi, bet čia yra, matosi tik viena žvaigždė, bet čia žvaigždžių yra labai daug, čia kaip sako, 5 milijonų žvaigždučių viešbutis. Tai va, ir tada jaučiasi gyvas. Žinoma, galbūt kažkam kitam reikia kažką veikti, kad jautųsi gyvas, bet kuriuo šiuo atveju labai smagu, kai atrandame savo kelią. Tai gal tuo ir pabaigsiu, kad linkiu šiais metais ir visiems, kas dar neatrado, tai atrasti, kas jau atrado, mėgauti savo keliu ir viskas bus gerai. Tai va, tvarkom truputėlį karietą ir einame miegoti.